Šventė visada sukelia vidinį džiaugsmą ir paslaptingumą, nujaučiant pokyčius ateityje. Jorė – bundančios gamtos šventė. Lenktinio ežero pakrantėje prisiglaudusioje etnografinėje sodyboje, šalia senovinės dangaus šviesulių stebyklos, kiekvieną pavasarį iškyla palapinių miestelis. Dalis šventės dalyvių atvažiuoja išvakarėse, šeštadienį, kad sutvarkytų aplinką, pirma žaluma papuoštų vartus, kad turėtų laiko pabendrauti su senais pažįstamais ir su naujais draugais susitikti. Smeigtukai va šitai eina nuo 18 prieš Kristų. 18 tai 2000 metų prieš Kristų iki 13 nešiojo dar daug ir 16 amžių net. Suprantat, kaip tas papuošalas kaltas, kaip jis geroje aplinkoje, kaimynų nėra kaip tas aplinka gera, kur tas darbas darytas. Žalvario meistrai kabina gūnes nusegiotas papuošalais, nukaldintais pagal autentiškus senovės radinius. Jie žino, kur papuošalas buvo rastas, kuriame amžiuje nešiotas. Meistrai dalinasi sukauptomis žiniomis ir meistriškumu. Galvojau, kad tas, kur ten gulinais. Ne, to čia jūs čia. Pameistrys. Sultonas. Bet dar yra vat ir stiklo. Ir moteris. Tai tu gerai dirbi. Ir yra replika, kurią modernių. Čia Kernavė. Čia Kaunas, Marvelė. Iš kurių čia esate? Iš Vilniaus. Ir nuėjau pas bibliotekininkę prašyti peilio. Užpikus, reikia supjaustyti knygas, ar ne? Reikia. Nesupratot, kame reikalas? Ne. Seniau jas išleisdavo neapkarpytas. Reiškia, tik sulanksto. Ir kad kai kurios puslapius žiūrėt, turi perpjauti. Taip. Jeigu knyga 100 metų ir dar nesupjaustyta, tai reiškia, kiek įskaityta. Kibiras buvo ir senais laikais. O kada Viedras buvo? Viedras buvo labai senais laikais. Viedras labai senais laikais buvo. Taip. Nes jis sudarytas iš 3 vienaskemenių žodžių. VDR ir AS. AS aš, senas pavydalas, vėsa, vėsti, vėjas. Ir taip toliau. DR, drungnas, drėgnas, drėgmė, drėgti. Taip toliau. Reiškia, Viedras buvo daromas iš odos arba medžių. Ir per senelės bando sultausi. Valydami, reiškia, mūsų kalbą nuo slavizmų, seną gerą lietuvišką Viedrą pakeitė kiaurų kibiru.
Sekmadienio rytas išaušo šventiškai tykus ir skaistus. Ankstyvieji pavasario žolynai spindi rasos karoliukais. Kiekviena žolytė pasidabinusi nuosavu perlu, žėrinčių ryto saulėje, pieva pražysta vaivorykštė. Perkūno šventykloje jau uždegta ugnis, jau kaičiama šventinis viralas. Karžygiai kaupėsi teatralizuotą mūšį. Tuščių pilvų ilgai nepamojuosi kardu. Ir televizijų reporteriai paruoš šventės apžvalgą. Visi lietuviai yra romuliai. Mes taip sakome, tas, kas kalba lietuviškai. Kažkada lenkai pykdami ant mūsų dėl tos lietuvių kalbos sakė pagoniška kalba. Tai yra tiesa. Lietuvių kalba yra pagoniška. Visi, kas kalba lietuviškai, yra mūsų romuliai. Tik ne visi žino. Mes primenam ir žadinam žmonės ir kviečiame, kad atsibustų. Ir kad savo kalbą mylėtų ir kad mylėtų tai, ką ta kalba sako. Mes net kartais negirdim, ką mūsų kalba mums sako. Mes galvojam, kad jis sako tą patį, ką anglų kalba, arba rusų, arba prancūzų. Jis sako visai kitus dalykus. Jinai mums duoda visai kitus uždavinius. Ir mūsų tikslas yra visai kitas. Viešpats sukūrė tautas tam, kad jos atliktų savo užduotis. Mes turim savo užduotį daryti. Mėly tautiečiai, lietuviai, esame 16 kartą čia ir švenčiame Jorę. Tiek nugyvenome ir gyvensime toliau. Vėliavos, dainos, šypsenos. Į apeiginę Jorę ant Kulionio piliakalnio einama vieninga eisena. Su giesmėmis atsikartojančiomis būgnų ritmu. Tarsi didžiulis mitologinis žaltys vinguriuoja dalyvių eisena. Siaurų pievos takučiu užsisuka už kalvelės ir pasislėpia miške, kyla link piliakalnio.
Mes norime, kad mūsų šventėje dalyvautų ne tik gyvieji, kurių ant šio piliakalnio aš suskaičiuoju 350 žmonių, tačiau ir nematoma vėlių galybė, kuri tikiu yra. Ir kai mes prie jų prisijungsime, mes tikrai neabejotinai tą savo patys paliudysime. Mes esame ir mums bus ne vis vien, ką daro gyvieji. Taigi dabar mes kviečiame savo protėvius, ir karius, ir žemdirbius, ir visus, kurie gyveno prieš tai, ir šioj vietoje, ir visoje Lietuvoje, kad jie ateitų prie Gabijos šventos ugnies ir dalyvautų kartu su mumis apeigose. Pagerbkime Gabiją. Sujunki mus su dievais, sujunki mus su protėviais, Gabija ugnelė. Dega ugnelė tūta, tūta, dega ugnelė tūta, tūta, dega ugnelė tūta, tūta, dega ugnelė tūta, tūta, užkurė ta grobėkė tūta, Kviečiu visus mintimis dabar mąstyti apie šią vietą, apie laikus, kai čia stovėjo chorai, kai čia vyrė kovos. Todėl, kad mes gyventumėm, todėl, kad mes būtumėm lietuviai. Tai tie mūsų protėviai dabar su Dievu kalbasi tautose. Jų kaulai pelenai šitoj žemėn, kurios mes stovime. Mes esame tarp jų dvasios ir tarp jų kūno, kuris pavirto pelenais. Aš kviečiu visus, kad šitoje šventėje mes, būdami čia, galvotumėm ir vestumėmės juos kartu su savimi švęsti. Jie neturi būti užmiršti. Jie mums primena kiekvienu žodžiu lietuvišku, kad tai mūsų kalba viena iš seniausių pasaulyje ne dėl to, kad jinai savaime išsilaikė, kad jinai tokia nemari ir nemirtinga, bet kad nemirtinga siela mūsų protėvių visą laiką ją vertino ir mylėjo ir nepaniekino, netidavė niekur, išskyrus tą mažą dalelę gal pardavusių ją už trupinį aukso ar už kokį gardaus kasnio gabalą. Tai ir dabar tas vyksta. Visi turime pasiteisinimų, žinot sunku, žinot aš važiuoju ten, kur jau viskas padaryta, kur visko labai daug ir viskas gerai, o paskui grįšiu čia, bet nesmergdami tų, kurie išvažiuoja, išeina, pasitraukia, mums tik didėja pareigos. Kiekvieną dieną mano balsas turi skambėti garsiau, nes 10 balsų skamba kitur ir nelietuvių kalbos žodžiais jie skamba. Mano žodis turi būti įtaigus, 10 kartų įtaigesnis šiandien, negu jis buvo įtaigesnis pernai per jorę, užpernai, ar galbūt prieš 15 metų. Kiekvienas mano žingsnis turi būti tikresnis, mano žvilgsnis turi būti nuoširdesnis. Mes turime savo sielą atspindėti ne tik išėjusiųjų, kovojusiųjų, bet ir pasitraukusiųjų iš čia, emigracija taip vadinama.
Tai nepasmerkimas, tai tiesiog kiekvienas pasitraukęs įpareigoja mane. Ir man labai sunku šiandien ir kalbėti, ir stovėti. Man jau sąnarius skauda ir mintis. Galbūt senstu, bet aš galvoju, kad viskas dieną didesnę pareigą jaučiu. Jei mes visi kartu, čia šiandien 350, tą pajusime ir šita šventė taps naujaisiais metais, naujaisiais darbais, nauja kūryba. Ir kur tik tai benukreiptumėm savo žvilgsnį, savo galias, visi sakys, kas jie tokie, kodėl jie taip nuoširdžiai kalba, kodėl išrinkti į kokį nors Seimą ar į kokią savivaldybę, jie nuoširdžiai nepraranda savo žmogiško veido, jie prieina, kalba, niekur neskuba, mato žmogų, girdi jo mintis ir paskui atėjus kitą dieną matai padarytus darbus. Neužmiršo jie, padarė. Tie žmonės vadinasi ir turi vadintis romuviai. Taigi visi lietuviai yra romuviai. Ir kalba jie kalba tą, kurią priešai nuolat vadino pagoniškąją kalbą. Nuolat sakė, štai pagoniška kalba, pažiūrėkit. Tai pagonys, jie kalba kažkaip kitaip, mes nesuprantam. Jie turėtų kalbėti, kaip kalba žmonės. Jie turėtų elgtis, kaip kalba žmonės. Pagal tam tikrus standartus. Dabar sako Europos standartus. Pagal tam tikrus standartus. Nesilaikykime standartų, kurie daro mus nelietuviais. Nesilaikykime standartų, kurie daro mus nenuoširdžiais. Nesilaikykime standartų, aš nesakau įstatymų, sakau standartų, kurie daro mus nežmonėmis. Todėl laužykime standartus, jeigu juos mums kaip pavalkus ar antrankius mauna. Priešinkimės tada, kai kažkas bando suvaržyti mūsų tautinę, lietuvišką dvasią. Manau, kad šiandien mes čia sulauksime iš tikrųjų ir ženklų, ir protėvių dalyvavimo. Tie, kurie jautresni, kaip juos mes vadinam, dvasiaregiai, jie pamatys, kad mūsų vis gausėja, kad slėnis užsipildo ir jie čia su mumis. Kiekvienas mano žodis atspindėtas jūsų mintise, sustiprintas jūsų galių, jis iš tikrųjų vyksta, pradeda vykdytis. Mes stovim čia, o ten jau vyksta geri dalykai. Niekas nežino kodėl. Tiesiog kažkam kilo mintis išganinga. Aš padarysiu gerą darbą. O tai mes įtakojame čia ir dabar. Taigi, mieli lietuviai, dabar mes sugėdosime visi kartu giesmę skirtą mūsų protėviams, pilėnams, kurie čia su mumis jau tikiuosi, jau pradeda rinktis. Šlovė pilėnam Lietuvos gynėjam. Kartojam. Šlovė pilėnam Lietuvos gynėjam. Dar kartą. Šlovė pilėnam Lietuvos gynėjam. Aš girdėjau degant gaisrą, aš girdėjau degant ugnį. Šlovė pilėnam Lietuvos gynėjam. Tėvių balsai kalbėjo, ugnies priesaika kartojo. Šlovė pilėnam Lietuvos gynėjam. Kviečiu burtis visiems draugien, kad neišsivaikščytų mūsų Lietuva, kad nemažėtų, nesitrauktų mūsų kalbos plotas, kad mūsų tradicijos papročiai nenyktų, kad jas neužgoštų kitos atneštos svetimos tradicijos. Džiaugiuosi šitą šventę ir linkiu didelės stiprybės, begalinės kantrybės ir kad dar ilgai su mumim būtų Krivis jaunis. Norėčiau paprašyti žodį tart Tėvynėragio jaunimo Romuvos Vaidilę, Miglę, Margelą. Kaip matot, šiandien aš apsirengus visai paprastai, taip kaip ir jūs. Todėl, kad norėjau parodyti, kad tikėjimas tai ne drabužis, ne kažkas, ką užsidedi ir demonstruoji. Tai yra mąstymas, kviečiu mąstyti. Londono Romuviai yra su mumis, kviečiu tarti Londono Romuvių Vaidilą arba atstovą. Prieš pusantrų metų mes rudenį į Baltų vienybės dieną, rugsėjo 22 dieną, susibūrėm įkurti Anglijos lietuvių Romuvą. Ir mes pasižadėjom saugoti lietuviškumą, kur bebūtume. Švenčiam tradicinės šventes kartu su jumis, nors ir labai toli būdami. Aš džiaugiuosi, būdama čia jau ne pirmus metus, tad tiesiog palinkėčiau jausti vieni kitus, kur toli bebūtume. Ir seniausiai užplūjame šventą ugnį ant
Kunigiškių piliakalnį. Labai gražiai viskas įvyko. Žmonės patys iš pajautos atlieka apeigas, bendrauja su gamta. Ačiū Jonui Vaiškūnui, ačiū visai romaviečių komandai, kad jūs esat, kad jūs tikrai keliat mano ūpą, dvasią, nes aš tikrai ilgai to laukiau. Aš tikrai ilgai to laukiau 23 metus. Aš esu pirmą kartą Jorėje ir labai džiaugiuosi. Aš eidamas čia galvojau, iš tikrųjų, kodėl aš einu šitoje eisenai. Viena iš priežasčių. Senai man žinoma viena ypatybė, tarp daugybės mano ydų yra viena tokia, aš esu baisus skeptikas ir ironikas, netgi ant cinizmo ribos. Ir aš pagalvojau, reiškia, eisiu dabar tokia kvaila kažkokia eisena per miškus, iš vienos pelkės į kitą, o man tas ironikas, cinikas sako, bijai kvailių pasirodyti. Nu, ponai, šito yra neįmanoma pakelti. Tai aš norėčiau ir atkreipti dėmesį, kad tas cinizmas ir ironija gyvenime turi savo vietą. Jinai turi būti nutaikyta į baimę. Ir kai pamatote kokią nors savo baimę, va čia ir yra vieta tai geležiniai, rūgščiai, gaižiai ironijai. Tai mes turbūt visi suprantame, kad laisvė, žmogaus orumas yra turbūt didžiausia vertybė, bet ji yra niekas be pasišventimo. Aš noriu jums priminti apie sakmę, kad kiekvienas žmogus, palikęs šį pasaulį, turi kopti į stiklo kalną ir kad jam netgi kartais įmesdavo lokio ar lūšies nagų, kad jisai nepaslystų ir kad jis užkoptų į jo viršūnę, kur yra didžioji šviesa. Tai tebūnie darna. Romuviai, ateikite prie aukuro ir mes pradėsime įšventimo apeigas, o tuo tarpu giedam Karingo. Kita. Aš, Jonas Vaiškūnas, atėjau čia protėvių pramintų keliu. Dabar mano pareiga tęsti šį kelią. Ąžuolo gilėje įamžintas galingo medžio pavidalas. Mano dvasioje įspausti protėvių kartų priesakai. Senasis baltų tikėjimas. Vienijas giminės ir gentis. Ilgus šimtmečius gelbėjęs. Ir įkvėpęs mūsų tautą. Dabar yra čia. Mano širdyje. Te padeda man protėvių vėlės. Ir didieji dievai. Tegul teikia stiprybės. Ir galių žengiant į ateitį. Tebūnie darna. Nuostabu. Jaučiau tą virpulį. Dabar tiesiog laisvai, bet po vieną gražiai eisim prie vaidilės, kur aš dabar nueisiu, ir surasime savo ženklą. Dabar tai tavo išminties, sėkmės ir stiprybės ženklas, palaimintas protėvis. Esi Romuvė. Kurk darna. Tebūnie darna. Prieikite prie vaidilės. Ir tu dėk ranką ant šito. Šito ženklo. Va, viskas. Aš kažkaip irgi pasidarau. Dabar tai tavo išminties, sėkmės ir stiprybės ženklas. Jis tau visą laiką padės. Esi Romuvė. Kurk darna. Tebūnie darna. Išminties, sėkmės ir stiprybės ženklas, palaimintas protėvis. Esi Romuvė. Kurk darna. Tebūnie darna. Iškilmingas prakalbas keičia teatralizuota karžygių kova Pilėnų atminimui pagerbti.
Į stovyklavietę grįžtame nešini piliakalnyje įžiebta ugnimi. Jaja uždegamas aukuras dangaus šviesulių stebykloje. Tegu šitie du jaručiai, dabar vienas iš jų suskils, būna paaukoti mūsų didžiai deiviai žemynai, be kurios jokių jaručių, jokių kūnų, jokių gyvybių iš viso nebūtų. Vaidilė Vinija ir Vaidila Jonas atveria, atidaro pradžią. Prasideda naujieji metai, naujieji baltiškieji metai šiuo veiksmu. Šventa duona ir šventas jorutis keliaus ratu, taip pat giros, arba tiksliau čia sulos kaušas keliaus ratu. Mes vaišinsim vieni kitus ir linkėsime vieni kitiems viso ko trokštame. Šventė tęsiasi. Vėl stebime senovinės apeigas palinkėjimus, kad metai sotus būtų, kad darna gyvuotų. Vieno kiaušinio joručio po trupinėlį visiems užtenka, kaip ir duonos kepaliuko po kąsnį. Kad laikai mus nešioji, kad priimi mus ir užkloji. Dėkojame tau už pirmuosius daigus. Ir aruodų turtus. Garbioji žemyna. Gausink mūsų derlių. Stiprink sveikatą. Daugink gyvybę. Šiandieną bundančios jorės dieną šlygiai tavęs prašom. Tebūnie darna. Žemynėlė, žemgelėlė, žemynėlė, žemgelėlė, žemynėlė, žemgelėlė. Praamžius, kuris pradeda visą šitą pasaulį. Tai dabar aš norėčiau, kad mes visi praamžius paprašytumėm, kad mūsų gyvenimas, kad mūsų kasdienybė, kad mūsų darbai būtų įkvėpti. Todėl norėčiau, kad mes kreiptumėmės į patį aukščiausiai į savo praamžių andoje. Garbusis praamžiau. Teik įkvėpimo ir valios mums. Kad didžiausias kliūtis įveiktumėm. Didysis perkūne. Siūsk gyvasties ir galios mums. Kad šviesiausias mintis įkūnytumėm. Galingasis vėlinai. Suvienik mūsų vėlių galybę. Kad per didžias tautos šaknis. Savo prigimtį apreikštumėm. Didžioji laima. Globok ir laimink mus. Mūsų šeimas. Ir šviesius mūsų darbus. Šiandieną atbundančios jorės dieną širdingai jūsų prašome. Tebūnie darna. Mėly bičiuliai, yra paprotys senas. Šitoj vietoj pakviesti į ratą joručius, jorigės, jorius, galbūt ir Jeronimus jau dabar. Iš tikrųjų yra daug vardų, kurie siejasi su jorė.
Šventė persikėlė į Perkūno šventyklą. Kiekvienas iškilmingai su palinkėjimais padeda savo atvežtą akmenį Dievui Perkūnui po kojomis. Žmonių rankomis statoma šventė. Tas laikas, kai Perkūno akivaizdoje šitoj šventovėje mes tarsime žodžius. Ir aš tikiuosi, kad tie žodžiai bus sustiprinti jau dabar. Ne tik mūsų didžiųjų dievų, kuriuos mes kvietėme, ir Pramžiaus, ir Gabijos, ir Žemynos galių, ir protėvių vėlių, tačiau ir svarbiausio Dievo lietuvių dievybės Perkūno. Pagalvokite, kiek mumise kraujo, mėsos ir kaulų, ir nuostaba kelia tai, kad kiekvieną dieną jie keliasi ir eina ir dirba. O tai galėtų būti šiaip tik tai toks paslikas kūnas, kad ir labai didelis, labai gražus, kaip gyvas, sakytų kažkas. Bet gyvų jį daro būtent tai, kas per kūną eina iš dangaus, tai dieviškoji dvasia. Dieviškoji dvasia nusileidžia. Ir šiandien yra ta diena, kai jinai nusileidžia ypatingų būdų, į ypatingus kūnus. Ir pirmiausiai tuos, kurie galbūt žiemiško žiemos kalėjimo nukalinti, nusikalę, trupučiuką pavargę, pailsę. Taigi šiandien šita mūsų čia apeiga skirta visiems jiems sustiprinti. Savo akmenį aukoju Perkūnui, prašydamas pirmiausia sveikatos, galių ir įkvėpimo keltis ir eiti mūsų gerbiamam kryviui Jonui Trinkūnui. Kvieščiau ir kitus tarti žodį ir paukoti savo akmenį. Linkėkite, ką jūsų širdis kužda. Vieną akmenį šiandien dedu už save, kad augtų šitą šventyklą, kad didėtų tą krūvą ir kad ateityje išaugtų rimtai. Aš tikiuosi, Jonu, mes kalbėjom, kad reikėtų tai padaryti, kad būtų nors iki kažkiek kaip sienos. Ištuoktų nuo mūsų. Antrą dedu žmogų, kuris negali čia būti. Iš kur akmenys, iš ko? Jūsų vietinės jie geriausia prigyja. Aišku, čia vietiniai akmenys. Su labai gražiais palinkėjimais artimiems žmonėm. Tai labai ačiū. Šarūnė iš Ariogalos sustiprino jos balsą, kad visi sotūs ir laimingi būtų. Atkeliavęs iš Dzūkijos nuo Veisiejų. Labai įdomus reiškinys. Radau aš jį prie savo namų, bet kažkodėl pusė. Kita pusė pasiliko, turbūt pasidaugins dar. O jums visiems linkiu darnos, sveikatos, stiprybės ir taikos. Tai būna žemė, taika ir duona. Ko tau norėtųsi? Stiprybės. O, labai gerai. Mums jas reikia. Vaikai čia gyvena driežai, kurie kai atneša naujus akmenys, jie puoselėja. Neskubėkit dėt, nes visi pasakysit palinkėjimus. Inara. Ir palinkėt, kokį palinkėjimą, gerą žodį. Inara linki mums, kad būtumėm geri. Ar jūs esate geri? Čia pat garuoja viralas, užkaistas prieš išeinant į piliakalnį. Jo aromatas jau raivosi, žadina apetitą, bet šventė vis dar nesibaigė. Kiekvienas dalyvis šventė matė savaip, išgyveno savus potyrius, o visi kartu mintimis, jausmais ir veiksmais naudė vieną bendrą audinį, pagal kurio raštus jau gimsta kitų metų jorė.